Šį penktadienį laukiame visų norinčių susipažinti su universitetu, truputėlį kitaip, jeigu taip galima pasakyti, tai bus 8 užduotis, tai yra bus konkursas, kelias į universiteto studijas ir kiekvienas mūsų fakultetas pristatys juos galbūt labiausiai atspindinčią užduotį, kurią gimnazistų komandos turės atlikti arba įveikti. Tų užduočių bus labai visokių ir bus linksmų, išradingų. Tiesiog norime paskatinti jaunus žmones į universitetą, aukštąjį mokslą pažvelgti truputėlį kitaip. Ne tik tai labai rimtai ir solidžiai, bet ir atkreipti dėmesį, ką universitete galima veikti ir po paskaitų. O mes labiau norime pristatyti tą mūsų stiprybę kaip regioninio universiteto, ne akademinę galbūt veiklą, galimybę studentams dalyvauti įvairiose būtent tokiose veiklose. Ir šiemet, sakykime, pirmą kartą turėsime atvirų durų dienoje, turėsime šaržo studiją, ir tas užduotis, kurios praėjusiais metais laukia abiturientų, bet aišku, jų turinys bus kitoks. Galbūt pavadinimai nudžiugins gimnazistus, jie galvos, kad jie jau viską žino, bet pavyzdžiui, gamta už stiklo, kai praėjusiais metais jų prašėme atpažinti tam tikrus augalus, jų įvardinti galbūt mikroorganizmus, kuriuos jie mato už, pro mikroskopo tą akutę, tai šiemet bus panaši užduotis, bet galbūt bus lengviau arba sudėtingiau. Yra ir prizai, yra 3 rektoriaus taurės, 1., 2. ir 3. vietai, yra ir daug kitų suvenyrų, iš tikrųjų tokių įdomių, gražių. Tai labai tikimės, kad jaunimas bus aktyvus, nes dalyvauti gali 1-4 gimnazijų klasės. Ir iš tikrųjų tikimės to aktyvumo, dėmesio, o mokytojams taip pat šiemet esam pasiūlę veiklą. Tai mūsų dėstytoja iš edukologijos fakulteto Rasa Pacevičienė pristatys tokį specifinį galbūt dalyką, bet mokyklose jis yra labai aktualus, tai yra refleksija ir kompetencijų portfelis kaip sėkmingos karjeros prielaidos. Tai yra, ką dar būdamas mokykloje gali turėti ir matyti, projektuoti šiek tiek tą savo ateitį. Tai mūsų dėstytoja būtent pasidalins su mokytojais šiomis įžvalgomis. Tai yra, kol mokiniai žais ar vykdys įvairias užduotis, mokytojai galės klausyti seminarų. Labai prašytumėm visų iš anksto norinčių užsiregistruoti labai lengvu elektroniniu paštu studijuok@su.lt.